skirti įvairius potraukius. Jie ne vienareikšmiai. Vienų neturėtume paisyti, o kitiems ateiti į pagalbą. Pamatykime skirtumus. Kūno arba biologiniai instinktai, kaip antai alkis, troškulys ir lytinis potraukis, jaučiami stipriau nei poreikis judėti, miegoti ir taip toliau. Potraukiai nori būti penimi, patenkinami. Jie auga, stiprėja, kadangi žmogus jiems atsiduoda, savo dėmesiu prie jų prisijungia. Kitos rūšies instinktai pasireiškia kaip atsakas į grėsmę, kylančią iš aplinkos. Tai agresija, pyktis, neapykanta, kerštas, išgąstis, baimė ir taip toliau. Atsakomosios emocijos nebūtų tokios reikšmingos, bet žmogus, reaguodamas, pats didina jų reikšmę. Jos silpnina žmogaus esmę ir temdo jos šviesą. Kai šitas būsenas žmogus įtvirtina, jis ima jose skęsti. Įsivyravusios, jos ardo asmenybę ir jos gyvenimą. Jos veikia tarsi demonai. Prisiminkime, kas mumise vyksta, kai leidžiame savo viduje siausti pykčiui, neapykantai, baimiai. Šios būsenos mus graužia, trukdo racionaliai mąstyti, vertinti faktus. Pasidavęs tokioms emocijoms, žmogus priima neteisingus sprendimus ir silpnina savo esmę. Atkreiptinas dėmesys, kad abiejų minimų rūšių būsenos susijusios su pokyčiu. Pirmosios rūšies būsena yra savanaudiška, nes žmogus nori pritraukti, o antrąją atstumti. Yra dar viena emocijų rūšis. Ji nieko nelaukia, nieko nebijo, ji teikia. Tokios būsenos yra džiaugsmas, prielankumas, viltis, drąsa, narsumas ir taip toliau. Jos ne vien aplinką nušviečia, bet ir patį žmogų šviesina ir stiprina. Tai teigiamos emocijos, todėl augintinos. Geros nuotaikos žmogus yra malonus, bet to ir reikšmingesnis, svarbesnis, vertesnis. Teigiamų